kad jau smagiai berniokai groja ir mergelkos jiems prituravoja ir jūsų nemažai susirinko ir taip jaučiu, kad turėtų būti čia daug smagių šokėjų. Ar yra tokių? Skamba kankliai visada sukviečia mėgstančius pašokti, o šiemet dar kažkoks neeilinis čia tas pašokimas turėtų būti kažkuo ypatingas ir visų paslapčių aš tiesą pasakius nežinau, bet kolegė kažką galvojo, sugalvojo, sako visi šoka, pašokim dabar dar kažkaip ypatingai. Tai kasgi čia dabar vyks? Kaip teisingai Loreta sako, visi šoka ir visi tokias varžytuvės Lietuvoje jau daro nuo 2001 metų, o mes ką, Vilniui, iki šiol ne? Tai aš labai džiaugiuosi šį vakarą, kad pirmą kartą sostinėje įvyks tradicinės polkos varžytuvės. Ir ta labai man svarbi ir brangi iniciatyva prikelti polką antram naujam gyvenimui įgauna pagreitį. Ačiū Audroniai Vakarinėje, ne už tokią gerą idėją, bet aš turiu pasakyti, tai pirmas kartas po, nežinau kiek, beveik galbūt kokių 18 metų. Nes gal prieš kokį 18 metų aš pati su vienu savo tokių partnerių šokėjų dalyvavau amžinatilsį Eugenijos Venspauskaitės Skamba kankliuose organizuotame, tokiame pasivaržyme. Tai nebuvo tokios varžytuvės, bet toks trumpas polkų pasivaržymas. Ir prisipažinsiu, kaip aš tada su pavydu žiūrėjau į vyresnius, labiau patyrusius polkos šokėjus. Dar kitą kartą vėl pamatau kur nors Lietuvoje šokančius polkas smagiai, gražiai, tradiciškai ir vėl taip man gražu. Pasirodo, varėniškiai šoka jau daug metų, kitur vėl šoka. Mes irgi čia šokam, bet niekaip nepavyksta išsiaiškinti, kasgi patys šauniausi ir geriausi šokėjai. Ir iš tiesų, kodėlgi tą polką taip svarbu čia dabar mokytis, prikelti, parodyti, demonstruoti. Taigi, kas kaip moka, tas taip šoka. Na, daugelį dalykų mes jau iš savo tradicinės kultūros esame bemaž praradę arba bent jau nutraukę tą ploną siūliuką, kuris jungia praeitį su dabartim. O su polka, ačiū Dievui, dar nėra taip nutrūkę, labai jau tas trumpas siūliukas, labai jau plonas, bet dar galim rasti Lietuvoje žmonių šokančių, neišmokus šokančių, bet iš tradicijos, iš savo tėvų, iš savo senelių, savo namuose, savo vaikystėje išmokus. Ir tik nuo mūsų priklauso šiandien, ar tai ir nutrūks tas plonas siūliukas, ar mes ir toliau šoksim, ir toliau didžiuosimės, o pasididžiuoti, patikėkit manim, tikrai yra kuo. Visi mokslininkai jau vieningai sutarė, kad lietuviškoji polkos atmaina tai pati įspūdingiausia, pati neįprasčiausia iš visoje Europoje šokamų polkos atmainų. Juk ji šitokia įvairi, juk jinai šitokia margaspalvė. Kitos Europos tautos sako su pavydu, taip, ir pas mus kažkada tai darė, jau kažkas mena, kažkur matyta, kažkur aprašyta, bet to jau nebėra. O mūsų toji polka, kaip tam tikra tiesiog visų Europos tautų polkos šokamos antologija. Na, jūs tik paklausykite, kokių pas mus vien polkos rūšių yra. Žiūrėkite, aukštapolkė, delnų polka, apreiska, bėgamoji, pliaušpolkė, suplotinė, greitutė, kratytinė, liuoksėtinė, patriptinė, pasutpolkė, polka su kojos užmetimu, ištrepsėjimai, su pigorais, dripsiukas, lietoji, skiestpolka, mazurpolkė, smulkioji, suktinė, trampolkė, stangrioji, triptinė, tuptinė, varytinė, vienokoja, valsiapolkė, žingsninė, net išvardinti įmanoma, ar ne? O kur dar kiekvieno krašto, kiekvieno kaimo, kiekvienos parapijos ypatinga, nepakartojama maniera. O kur dar kiekvieno šokėjo, improvizacijos, variacijos. Na, iš tikrųjų, turėtų būti taip, kad mirga marga, akimis žiūri ir apžiūrėti negali, kiek visko toje polkoje vyksta. Ir tikiuosi, kad čia bus ne tik žodžiai šiandien, o visą tai mes ir pamatysime. Sunku net patikėti, kad visą tai, ką perskaitė Audronė ir ką jinai yra pamačiusi visoje Lietuvoje, kad mes čia pamatysim sostinėje. Aš taip galvoju, kad kiek dar Skamba kanklių festivalių turi praeiti, kad mes visą tai kažkaip išmoktume ir sugebėtume, bet gal šiandien iš tiesų įvyks labai toksai gražus, stebuklas. Visi šoksim, visi individualiai, visi įmantriai, bet kaip vis dėlto pavyks išsiaiškinti tą pačiausią šokėjų porą, tą gražiausią, smagiausią,
ar tradiciškiausia, kaip čia jūs sugalvojate visą tą iš tikrųjų eigą ir kaip mes čia gyvensim dabar visą tą valandėlę. Eigą netrukus pristatysiu. Prašau tuos šokėjus, kurie jau čia užsiregistravot ir ketinate parodyti, ką mokat, klausyti, nes paskui visą tą, kiek mums skirta laiko, taip ir viskas ir bus. Na, tik vienintelį, ką noriu prieš pristatydami eigą pasakyti žiūrovams. Jūs negalvokite, kad jūs šiandien esate tik žiūrovai. Na, žinoma, užsiregistravusios poros besiveržančios šok scenoje, bet ten nebūna jokių barjerų tarp scenos ir jūsų. Tai visa šita aikštė virsta milžiniška šokio aikštelė. Juolab, kad tarp pasirodymų organizuosime polkos su ragučiais varžytuvės. Na, visai publikai tai reiškia, kad jūs tiesiog su malonumu ir laisvai šokate. Vieninteliai tik bus du pravadyriai, kurie varžysis, kuris įmantriau, įdomiau, su daug daugiau figūrų negu kitas praves tą polką su ragučiais, kuris geriausiai susitvarkys su tavo surinktų žmonių sankaupa. Čia visus kviečiame šokti, tikriausiai ir suolus reiks patraukti dėl to. Paskui, publika labai kviečiama ne tik palaikyti plojimais ir savo reakcijomis aiškiai parodyti, nuo kuri jau ta pora geriausia, kuri jums įdomiausia, ypatingiausia. Bet ir išrinkti porą publikos numylėtinę. Kaip tai galima būtų padaryti? Ir labai kviečiu būtinai tą padaryti. Negi jūs būsit be nuomonės. Čia tik komisijos kažkokie specialistai žinovai. Aš manau, kad jūs širdimi pajusite ir patys, kuri pora ypatingiausia, geriausia, bent jau jums labiausiai patinkanti. Tai kviesime jūs prieiti prie staliuko, čia nais, kur komisija sėdi, matosi aiškiai prieki, ir pareikšti savo nuomonę. Į lapelį rašysim ir kuri jau ta pora pririnks daugiausiai jūsų simpatijų, bus nominuota publikos numylėtinė pora. Sutariam? Būtinai tą padarysim. Ir dar, kai jau mes baigsim varžytis ir komisijai vis dėlto netaip lengva bus nuspręsti, kas geriausias, kas mažiau geras, kas kokiausias, jiems reikės laiko ir tada kviesime Jorės ansamblį ir jūs visus pašokti kažkokiu tai ypatingųjų ratelinės polkos būdu. Aš ir pati nežinau, kas tai bus, bet Jorė žino ir viską jums padarys. O jeigu dar komisija nenuspręs ir nespės sugalvoti, tai dar bus keletas smagių vakaronių šokių. Taip, kad visi čia šiandien ką nors veiksim. Mažiausiai, reaguosim, plosim, švilpsim, palaikysim ir reikšim simpatijas. Na štai, o pati eiga bus tokia. Pradžioj pakviesim visas užsiregistravusias poras, o beje, jeigu jūs dar neužsiregistravote, bet jaučiate, kad jūs šitoj srity galite tarti kažkokį svarų žodį, kad jūs galite pašokti kažkaip ypatingai, dar yra laiko, dar galima prieiti prie komisijos stalelio ir pasakyti, ir mes žinom kažką tai tokio, galim kažką tai tokio. Kviečiu jūs nesikuklinti, jeigu iš tikrųjų taip yra. Tai va. O tos užsiregistravusios poros, labai kviesim jūs ateiti iš pradžių pasirodyti, kad visi jau po truputį pradėtų jūs įsižiūrėti, jūsų nemažai, reikia įsidėmėti, na, nesinorėjo kaip sporte kažkokiais numeriais tenais jas išskaičiuoti, kažkaip tai pažymėti, na, jūs tiesiog turbūt pažįstat neblogai vieni kitus, poros bus suskirstytos ansambliais, kurios atstovauja, ir turbūt pažįstat jūs vieni kitus ir įsidėmėsit tos šokėjus. Tai va, tos poros pirmą kartą bus kviečiamos pašokti visos kartu, visur ir scenoje, ir aikštėje, ir visur kur. Tiesiog nuo tokį lyg tai pasimankštinimą. Visi pasišoka, išsibando, dar sykį susidėlioja, ką jie tenais šoks, kaip jie ten pasirodys. O mes tikiuosi ir pasigėrėsim tuo gražiuoju vaizdu, tą nepakartojamą šokio polifoniją, kai visos poros tuo pat metu šoka visiškai skirtingai vieną ir tą patį šokį. O tada pirmasis varžytuvių ratelis, kuomet kiekviena pora vis dėlto užlipa į sceną. Na, jeigu jums bus drąsiau, lipkite ansambliais. Užlipkite visos iš vieno ansamblio esančios poros, o paskui į vidurį išeisit ir pasirodysit po vieną, gerai? Va, tada po to pirmo varžytuvių rato, kuris kartais būna, na, labiau, mažiau sėkmingas, na, pirmas kartas labai sunkus, užtat jis ir
nebus vienintelis pirmas. Dar kartą poros bus įkviečiamos į antrą varžytuvių ratą, kada jau tikrai atsipalaiduosit ir su malonumu, ir su visa savo išmonė ir išgalė parodysit viską, ką geriausia galit. Na, komisija ir mes visi turėsim progos dar geriau susipažinti, įsidėmėti ir tikrai jau pamatyti, kas yra kas. Tuo metu tarp pirmo ir antro varžytuvių ratelio ir bus toji polka su ragučiais. Pravadyriai pasiruoš, kvies savo tas komandas, savo žmonės ir šoksime visi. Po antro varžytuvių ratelio, kaip jau minėjau, šoksime vėl visi ir lauksim, nekantriai lauksim komisijos išvadų. Ir komisijos pirmininkė po viso ko galiausiai mums viską ir pasakys. Audronė viską detaliai tiesiog išaiškino, aš supratau, šokame visi, tada šokame po vieną porą, 2 kartus netgi, taigi, kaip sakant, šiek tiek taupykite energiją, bet tie šokimai, kiek suprantu, bus, na, ne taip, kad kapela labai ilgai gros ir reikės visiems šokti. Stabtelsim, kita pora, stabtelsim, kita pora. Atvirkščiai, aš jau pasakiau tos žmonės, kuriuos mačiau į akis, kad pašokti ilgiau yra lengviau, negu pašokti labai trumpai ir gebėti per tą trumpą laiką viską parodyti. Jeigu yra ką parodyti, ne? Na, aš tikiu, kad tikrai tos poros, kurios užsiregistravusios, tikrai gražiai tradiciškai šoka, įmantriai, individualiai. Na ir dabar jas visas, na, tiesiog paminėsiu, kiek porų iš kokio kolektyvo. Ir mes dabar jau kviečiame jas ir pasirodyti, užlipti, kas tilps ant scenos, kas ne, kas nori tam pirmajam apšilimui apačioje šokti, likti apačioje, bet pasirodykim. Taigi Rasodos folkloro ansamblio yra 3 poros. Kur jūs esate, ateikit, prašom. Na, nuo vyriausių pradedam, iš jų iš tiesų yra ką mokytis, norim jais pasidžiaugti. Folkloro ansamblis Naišė delegavo net 4 poras, prašom Naišios 4 poras ateiti čia. Folkloro kolektyvas Vija iš Trakų Vokės 1 pora. Radasta iš Vilniaus 1 pora. Tuomet tokia mišri susigiminiavusi Radastos Naišios 1 pora. Ar netgi Naišė Labingis, va kaip čia giminiuojasi. Poringis bus 4 poros. Ratilio 2 poros. Ir turime dar gražaus jaunimo iš Telšių, toliausiai atvykę Čiučiuruko 2 poros. Kaip renginio sumanytoja ir sakė, norintys dar tikrai galite sugalvoti ir ateiti. Dar atrodo visai šviežiai užsiregistravo 1 pora, dar papildoma, ar ne, Edita, sakė porininkas atskubės šiek tiek. Jau yra, gerai. Čia Bitikzys, taip, svarsčiau, čia kas. Poringė Ratilio, Čiučiurukas, nes vis tiek jaunimas. Taip, čia yra Bitikzys, kurie ir groja, ir šoka. Taigi, šitos visos poros, gražus būrelis, jeigu kas dar tikrai labai užsinorėsite, greitojų būdu ateikite pasisakyti komisijai ir mes jūs galbūt Vienas, du, veikia, nors raudonai atrodo jau ten kažkas šviečia. Tai taip, dabar norėtume pristatyti tikrai garbingą komisiją, kuri vertins ir dalins ten visokius postus. Komisijos pirmininkė Vilniaus etninės kultūros centro darbuotoja, vyriausioji edukacijos koordinatorė, folkloro ansamblių vadovė Loreta Stolerovienė, puikiai šokanti polka, bei choreografas Aivaras Alminas, puikus tradicinės polkos žinovas ir šokėjas, galbūt ne šiandien, bet tikrai kažkada su Loreta buvote puikus, tikrai puikus, nuostabus. Na ir dar viena komisijos narė, turinti didžiulę patirtį, kaip sakiau, po visą Lietuvą važinėjantį, Audronė Vakarinienė, yra Lietuvos liaudies kultūros centro choreografinio folkloro specialistė, jinai ir pritariamasis, ir užtariamasis balsas, ir vertinamasis, ir visoks koks, ir dar net ir pamuzikuojantis balsas, ir pavadovaujantis. O folkloro ansamblių Radasta, Ratilio, Jorė, Naišė, Poringė, kapelos visą šį renginį
gražu mus linksmins, mums užduos gerą nuotaiką, gerą toną ir žinoma ritmą polkai. Taigi, pirmiausia, ta visuotinė polka, visos besivaržančios poros šoka, apšyla, kaip sakant, prieš pirmąjį tokį rimtą varžytuvių pasirodymą. Na ir kągi, jau paskutinis paraginimas, ar ne? Belieka jums išsirinkti, ar jūs norit, o norėkit, bent vienas kitas likti scenoj, o didžioji dauguma vis tiek, kad vietos turėtume tiems pasirodymams. Kažkas apačioj, galbūt vieną porą iš ansamblio, kokią nors palikite mums scenai, kad scena būtų pilna, bet ir apačioj pilna. Jau muzikantai tuoj pradės griežti, pasitikrina mikrofonus, garso reikia gero ir daug. Jeigu galima garsiškai, aš paprašyčiau savo mikrofoną, va čia kampe. Veikia, šiau. Ačiū. Polka! Labai ačiū, besivaržančias poras kviesime atsisėsti ant soliukų, jeigu įmanoma, užleiskite, ypač vyresniuosius, ar ne, jiems reikia šiek tiek pailsėti prieš lemiamą mūšį. Ir kviesiu dabar pirmiausia Rasodos 3 poras, Alvydas Aleksa, Gema Zinkevičienė. Pirmoji pora, ateikit prašom ant scenos, pasirodykite. Taip, šita pora. Taip, visos 3 poros, prašom, Rasodos likite, ar ne? Pirmoji šoks mano paskeltoji. Alvydas Aleksa, Gema Zinkevičienė, kiti šiek tiek atsitraukime, duokim jiems erdvės, čia toks užmanymas, šiek tiek nedrąsu vienai porai šokti, ar ne? Bet mes norime tikrai pamatyti visą ką. Taigi, muzikantai pasiruošę, labai ilgai negrokit, pavargs. Taigi, prašom. Primenu, tai Alvydas Aleksa ir Gema Zinkevičienė. Pirmoji Rasodos ansamblio pora, antroji pora Valentina Račkauskienė ir Bronius Aleksejūnas. Prašom.
tiek ir arčiau žiūrovų šokti, kad geriau matytume jūs. Dabar dėmesio Rasodos trečioji pora Elena Mozalienė ir Petras Tamulionis. Kai kurie dalyviai keičiasi, bet Rasoda išlaiko savo 3 poras, atsiprašau, Janulionis, taip? Taip, beje, šitas šokėjas gali būti ir vyriausias šiam konkurse, sakė, be vieno meto 80. Tai atkreipkite dėmesį. Taigi, prašom. Sužinojau, kad prieš tai šokusios poros vedlys Bronius Aleksejūnas 83 eina ir ką jūs pasakysit. Ir šoka ko puikiausiai ir savo porininkė Valentina taip užsuka, kad į gulbelę plaukia. Ačiū labai Rasodos poroms, dabar šios poros kviečiu visas 4, viena bus tokia mišri, Labingio Naišios pora, taigi Asta Galskienė ir Jonas Rekus. Viena pora, prašom čia, laiptukais. Rasuolė Pilipavičiūtė ir Jonas Kazlauskas, Lina Šimonienė iš Labingio ir Gintaras Lazdinis, Naišios, Danutė Karpėjienė ir Kęstutis Petrašiūnas, Naišios, visos 4 pribuvo. Gerai, pradėkim. Pirmieji Asta Valskienė ir Jonas Rekus. Pilipavičiūtė ir Joną Kazlauską parodyti savo polkos varianto. Nebijokit, tikrai arčiau prie tos scenos krašto. Nuo krašto nereikia, bet tiesiog žiūrovam geriau tikrai matysis. Prašom. Šimonienė iš Labingio ir Gintaras Lazdinis. Prašom. Pakeitė porą Čepulienė, o vardas koks? Asta Čepulienė. Klausykit, bet vieną užsirašęs, paskui prieš pat renginį kitą pasakė, dabar 3 atsivedė. Nu nieko savo. Gintaras Lazdinis. Jau čia ir aš galėčiau su juo pašokti ir užsiskaitytų konkurse. Prašom, važiuojam.
čepčiukai krenta, po to juostos įsiraša ir galų gale per trečią ratą jau undarokas žemyn. Gerai. Dabar Danutė Karpėjienė ir Kęstutis Petrašiūnas. Šoks labai rimtai ir gražiai. Iš smagumo tai būna, bet matau, kokie susirūpinę yra, žinokit, va ir garsininkai, apšvietėjai ir scenos statytojai, kad geruoju viskas pasibaigtų. Atlaikys, tikrai atlaikys, nes dabar ateina labai tokie subtilus, bet irgi smagus šokėjai su cinkeliu, Vijos pora Rita ir Valdas Balčiūnai. Kadangi tokia graži šeiminė pora, ruošiasi po jos dar viena pora graži, Radastos pora, Aldona Bareikienė, Saulius Bružas, taigi ruošiamės, o dabar Vijos Rita ir Valdas. Aldona Bareikienė, Saulius Bružas ir iššoka savąją polkutę. Sėkmės jums! Išdavė, pat po ranką kaip pasuko tokioj vietoj, matyt nesutartoj, taip, bet smagu buvo ir žiūrovai vertino. O dabar Radastos Nalšios jungtinė pora Rita Maliukevičiūtė, Saulius Gatelis. Taip, nedrąsiai, bet eina, lipa užtikrintai šoks. Prašau.
gudrių ir mandrių besimandražinančių vyrų. Kągi, eikim prie jie, dar jaunesnių, visi čia jauni. Taigi dabar poringės net 4 poros. Milena ir Andrius, Auksė ir Martynas, Monika ir Andrius, dar vienas, Laura ir Aurelijus. Prašom jaunimas, žygiuojam į sceną. Pradėsime nuo Milenos Kasparaitytės ir Andriaus Juodpusio. Mačiau, kad labai gerai apšilo. Čia scenos kamputyje dabar kaip šoks. Prašom. Šoka, jeigu ką, buvo Milena ir Andrius šoko, Milena Kasparaitytė, Andrius Juodpusis ir dabar šoko Auksė Lekešytė ir Martynas Vakarinas. Nu, čia jau negalit pamiršti, tikrai ir sumaišyti. Dabar toliau, dabar Monika Navickaitė ir Andrius Rabačiauskas. Na, kur dabar nukeliausim? Kokią Lotynų Ameriką? Ir to moka, man atrodo, kursinešia alternatyvą kokiai žuvietrai ir bus viskas labai puiku. Dabar dar liko Laura Druteikaitė, Aurelijus Narbutas su savo irgi smagia originalia polka, jaunatviška.
tai buvo Laura Bruteikaitė ir Aurelijos Narbutas Poringė jums pasirodė, o dabar jų konkurentai čia to jaunimo šitoj grupiai, sakykime, ar ne? Ratilio poros Goda ir Lukas, Ieva ir Algirdas. Daugiau ne? Dvi pačias geriausias delegavo. Puiku. Taigi pirmoji Goda Sungailaitė ir Lukas Bagdonavičius. Goda ir Lukas, prašom. Kad tvirčiau laikytųsi, bet susišokimas kažkaip dailus, labai dailus. Ir Ieva Nušauskaitė ir Algirdas Matevičius, antroji Ratilio pora su savo išmone. Muzikantai arba muzikuojantys šokėjai, tai yra Bitiksys atstovai, Edita Gumauskaitė ir dabar kuris vėl vienas buvo užrašytas, kitas sėdėjo. Artiomas Operman. Artiomas Operman, prašom priimkit ir įvertinkit, o jūs parodykit, ką mokat. Taip geras suktis, ar ne, kartu? Na ir patys jauniausi, mūsų Čiučiuruko žemaitukai. Su pačiu šauniausiu palaikymu Kornelija Kučinskytė, Martynas Jurgotis, pirmoji pora, Emilija Gailiūtė ir Gustavas Macys, antroji. Pradėkim nuo Kornelijos ir Martyno. Šokio projektų dviejų kojų polka yra tokia sąraše? Audronė, yra? Ne, čia dviejų kojų. Taigi, matėt, kaip trepsėjo dviem kojom ir nepavargo. Gerai, dabar Emilija Gailiūtė ir Gustavas Macys.
čia viskas, bet gal turim dar užsiregistravusių komisiją, ar turit priėmę naujų porų? Neturit, vadinasi dabar trumpas poilsis mūsų šokėjų poroms. Labai ačiū, tikrai visi stengiatės, mes tiek čia visko pamatėm, pusę tikrai pasaulio. Ir dabar jums poilsis, bet aš manau, kad visiems žiūrovam dabar bus pats tas, nes pravadėlių varžytuvės. Taigi kviečiam dabar du pravadėlius iš anksto pasiruošusius, Justiną Kilpį iš Ratilio ir Andrių Rabačiauską iš Poringės. Beje, jeigu kas nors taip sugalvotumėt, dabar iš karto spontaniškai, kad jūs irgi žinote daug polkos su ragučių variantų ir visokių šokimo būdų ir judesių ir praėjimų, galite dar labai greitai atbėgti ir taip pat tapti tų pravadėlių. Tuo tarpu, taip, du Justinas ir Andrius. Justinas iš Poringės, Justinas iš Ratilio, o Andrius iš Poringės. Ir dabar pravardėliai varžysis, kuris surinks didžiausią savo grupę, savo tą tokią jau šokėjų sankaupą, kuris geriausiai ją suvaldys ir gebės pravesti kuo daugiau tradicinių polkos su ragučiais žaismingų figūrų. Taigi polka su ragučiais varžosi pravadėliai, o žiūrovai pramogauja šoką. Ir žiūrovus kvieskim, ne tik savus.
O berods, kad su pravadėliais tai lygiosios. Ir pabijojom, kad iki ryto gali neišsekti. Jų figūros, jų žaismingumas, jų energija. Taigi šiek tiek atsikvėpę mes suksime antrąjį varžytuvių ratelį. Poras kviečiame. Ar jau komisija kažkaip tai jau turi kažkokių tai nuomonių, sprendimų, ar linksta jau širdelė kažkur, ar protas. Jau galite išduoti kokių mums paslapčių? Ne apie tai norėjau šnekėti, apie tai, kad tas mūsų laikas, jisai mūsų priešas, jis teka visada žymiai greičiau, kaip būna smagu, negu kad mums norėtųsi. Užtat antras ratelis bus vos kitaip. Nešoksim ne po vieną porą, o iš vieno ansamblio visos poros, kiek jų yra. Tikiuosi tilpšia. Nu gal nebent tie pašėlė iš Poringės, kuriems reikia labai daug vietos, galėtų po 2 poras gal šokti, ar ne? O visi kiti, man rodos, vyresnieji tilps ir 3. Nalšėti, jeigu apsisprendžia, ar jie visi 4 ar po 2, gal irgi po 2, po 3 poras, gerai? Ar galim dabar kitą eilės tvarką, nuo jauniausių, pavyzdžiui, pradėti, ar galim? Man atrodo, leidžia. Be jaunimo ateities nebus, aišku, iš vyriausiųjų mes niekada nenustosim mokytis, juos irgi labai gerbiam. Jaunimas pasiruošę, spėjot pailsėti, Čiučiurukas, Kornelija Kučinskytė, Martynas Jurgutis ir Emilija Gailiūtė ir Gustavas Maksys. 2 poros ateina ir abi šoksit. Abi šoksit, gerai? Tai pasižiūrėkit, kad tilptumėt abi tuo pat metu ant scenos. Pasirenkit, muzikantai grieš, matyti irgi ne per ilgai, taip kad jau dabar parodykit tikrai viską, ką galit. Susikaupkit, smagumo daug ir pirmin. Reikia ir 3 poros pakviesti. Ratelio poros Goda Sungailaitė, Lukas Bagdonavičius šoko. Tada Ieva Nušauskaitė ir Algirdas Matevičius. O kaip su Edita ir Artiomu darysim? Kviečiam kartu? Norit? Ar atskirai? Gal prisijungit, bus smagiau šokti. Prašom. 3 poros. Atskirai. Gerai. Gerai. Taigi Goda ir Lukas, Ieva ir Algirdas. Pirmin. Gerai, dabar viso greičio pirmyn Edita Gumauskaitė, Artiom Oberman, šita glaudžioji pora. Mes žiūrime polkos tęsinį, kuo baigsis.
kągi be sugalvos dabar naujo poringė. Poringės dabar dvi poras kviečiame. Milena Kasparaitytė ir Andrių Jotkusį. Antroji pora Auksė Lekešytė ir Martynas Vakarinas. Dvi poros, prašom. Ne keturios, jūs čia keturios netilpsit. Jums reikia daug vietos, jūs labai čia sukatės. Beje, šokimas, kelių porų šokimas vienoje erdvėje irgi parodo, kaip gebė išnaviruoti tarp kitų šokėjų. Jeigu ten žinot bim bam ir paskui jau ant žemės, tai irgi negerai. Reikia ir kitus mokėti stebėti, ne tik savo porininkę. Kolegas Monika Navickaitė ir Andrius Rabačiauskas, trečioji pora poringės, ketvirtoji Laura Druteikaitė ir Aurelijus Narbutas, taip pat prašom čia. Paskubėkit, gerbėmieji. Na, pradėkim, prisijungs. Gerai, dabar dar dvi poros. Viena Radastos pora, Aldona Vareikienė, Saulius Bružas, kita Radastos Naišos jungtinė, Rita Maliukevičiūtė, ir Saulius Gatelės. Visai nepasiruošę, atsipalaidavę, jau atrodo prizus gavę. Prašom. Radastos pora ir kita jungtinė. Ar yra? Norim po dvi poras matyti. Saulius, Rita, paskui ruošiasi Vijos pora, Naišos, Rasodos, O, štai ir jie, prašom. Rita ir Valdas Balčiūnai ir šeimyninis polkos variantas. Šios poros Asta Valskienė ir Jonas Rekus, antroji Rasuolė Filipavičiūtė ir Jonas Kazlauskas. Asta ir Jonas ir antra Rasuolė ir Jonas.
prašom, prašom, bus smagiau po dvi poras. Beje, ir palyginimas tada toks visai neblogas išeina, ar ne? Kad atrodo vieni smagiau, kiti elegantiškiau. Taigi. Gintaras Lazdinis, nežinau, ką atsives, ir Danutė Karpėjienė ir Kęstutis Petrašiūnas. Ar yra, prašom, viena pora, viena. Asta, gerai, Gintaras Lazdinis. Nu, bet nepasitaisiau dabar ir blogai, ne. Čepulienė Asta, nugi kaipgi galima pamiršti. Prašom. Gražiai čia trysia ir sušoks. Alvydas Aleksė ir Gema Zinkevičienė. Pamojuokit, kurie vidury. Valentina Račkauskienė ir Bronas Aleksejūnas čia. Ir Elena Mozalienė bei Petras Janulionis čia. Prašom vertinti. Nei daug, nei mažai, bet visi jaučiamės, na, gerokai pašokę, gerokai pasimankštinę ir tikrai daug savo išmonės parodė. Tai labai ačiū visiems, dabar komisija puls vertinti, skirstyti postus. Primename žiūrovai, jeigu norite balsuoti ir tikrai žinote, kam atitenka jūsų simpatijos, čia yra prie staliuko komisija, sėdi ir galima ateiti ir jiems pareikšti nuomonę, pasakyti, parašyti ant lapelio, paslapčia, kad niekas nematytų, ar tokio ansamblio poros, jei pažįstat ir vardais užrašykit, jei nepasakykit, apibūdinkit, kaip nors susigaudysime. Na ir kol dabar jau čia mes svarstysim, rinksim ir, kaip sakant, skirstysim tas nominacijas, mus visus kviečia pašokti Jorė. Vilniaus folkloro ansamblis Jorė. Ir Jorė parodys ratelinę poliką. Tokią, kurią galima ne tik stebėti, bet ir patiems šokti. Ar ne taip? Taigi prieš jūs Jorė ir prašome dar vieną ratelį ir čia pačioje padaryti. Pasižiūrėkim, o paskui jau bandykim.
Ratelinė polka, ar ne, šokė ratu, paskui su sava, su svetima, mergaitės, berniukai į vidurį, visai kaip keičiasi, prasikeičia, svarbu, kad smagu būtų. Gerai, dabar kokį valsą, sako, jau čia tų polkų per akis. Valsiukas pailsėjimui, o paskui dar kviesime ir poringę pagriežti savų šokių ir pašoktinti mus visus. Valsiukas. Ačiū už valsiuką. Dabar, na nežinau, ar porengė jau
įsiveržė poringę. Bet jau ir užsieniečiai jau laukia savo eilės, tai mes labai greitai jau vertinkim. Komisija jau net pasislėpė. Vertinimus tos visus dalinti, skaičiuoti ir taip toliau. Tai tada dar pakvieškim, paskui žiūrėsim. Šokėjams. Komisija dar labai įtemptai tarėsi dėl nominantų, dėl varžytuvų nugalėtojų. Iš tikrųjų, azarto visur daug šiandien. Ir tarp žiūrovų, ir čia ant scenos, ir netgi ten prie komisijos stalelio, kuris jau taip nutolo atsitraukė, kad galėtų ramiau viską apskaičiuoti. Dabar kviečiu poringis muzikantus ir šokėjus, dar keletą smagių vakaroninių šokių mums pravesti. Vladas Černiauskas, prašom, atiduodam vairą keletai minučių į jūsų rankas. Gal ir komisija tada greičiau viską suskaičiuos ir nuspręs. Taigi pašokit, dar pasilinksminkit. Čia, kaip sakant, valandėlė ir dar su trupučiu jūs visi taip su azartu žiūrėjot, stebėjot. Tiesiog įsitempė visi, o dabar jau galite atsipalaiduoti ir šokti savo malonumui, belaukiant rezultatų. Visiems, aišku, labai smalsu, ar mūsų bičiuliai vienokie ar kitokie, kaip jie bus įvertinti, kaip jiems čia sekėsi, kaip komisijai pasirodys ir žinoma, ką savo numylėtinė išrinks publiką. Prašom. Keturios.
Pagaliau mes sulaukėme ir komisijos sprendimo visą išrautusi, nuplukusi, bet suskaičiavusi, įvertinusi, surašusi. Noriu pasakyti, kad visiems šokusiems polkų varžytuvėse, visiems dėkavojam, visiems teiksim dovanėlės atminimo ir padėkos tokius raštus. Tie, kurie naujos poros ar pasikeitę šokėjai, tai jau atleiskit jums šiandien. Tų padėkų nespėjome taip greitai suorganizuoti, tai atiduosime šiek tiek vėliau. Bet dabar komisijos pirmininkė Loreta Stolerovienė paskelbs pačius pačiausius, geriausius nominantus ir nugalėtojus. Prašau. Trumpai pasakiusi, visi šokote taip gerai, kad, iš tikrųjų, čia mums dėl to mes taip ilgai ir užtrukome, kad labai buvo sunku nuspręsti. Visi, kurie išgirsite čia paminėtas pavardės šiuose raštuose, visi esate verti absoliučiai visų nominacijų, tad reikėjo kažkaip dėlioti, tai iš tiesų visiems tinka viskas, tiek, kuriuos paminėsime, visiems tinka viskas. Labiausiai tai džiaugiuosi, kad, pagaliau mes Vilniuje iš tikrųjų sulaukėm tokių polkos varžytuvų ir labai gaila, kad kai kurie ansambliai nelabai taip rimtai pažiūrėjo atrinkdami tą porą, galėjogi būti daugiau, nes visi žinom, kad puikiai dar yra šokančių ir kituose ansambliuose, kurie čia nesudalyvavo tiesiog šiandien. Taigi, visiems rūpi, ar rūpi? Pradėsiu, žinokit, nuo, kaip sakant, labiausiai, plačiausiai besišypsančios nominacijos, tai tokią turim pašėlusių šokėjų nominaciją. Spėkit, kam bandom? Iš jaunimo. Bandom? Auksė Lekešytė ir Martina Vakarina. Linksmumo prie tradicijos, tradiciškiausiai šokančios poros nominaciją gauna Rita Balčiūnienė ir Valdas Balčiūnas, kaip sakant, Balčiūnai. Čia iš karto matėsi, kad tai yra pora iš namų. Kaip sakant, į šitą poros polko šokimą reikėjo žiūrėti, žinokit, jau taip lėtai, bet užtikrintai, ramiai ir su šypsena. Žodžiu, labai smarkiai nešokinėjant galima viską padaryti ir pamatyti tradicišką polką. Publikos numylėtinio nominacija. Spėkit kas? Emilija Gailiūtė ir Gustavas Macis. O dabar nuoširdžiausių šokėjų pora. Mums tai pasirodė Aldona Bareikienė ir Saulius Bružas iš Radastos. Kur jie? Jau porininkė pabėgo.
tradiciją perėmusios jaunimo poros nominaciją skiriame Laurai Druteikaitei ir Aurelijui Narbutui. Taigi sveikinam, kur jie, šitai porai mes norėjom duoti 6 nominacijas, bet reikia tik tai vieną. Reikėjo iš 9 artistiškų porų pasakyti, kad viena yra artistiškiausia. Tai šitą nominaciją mes paskyrėm Astai Valskienei ir Jonui Repui. Nominaciją turim išradingiausią porą. Monika Navickaitė ir Andrius Rabačiauskas. Autentiškiausios poros taip pat tokią nominaciją turim, taip ramiai, bet reikėjo žiūrėti kojas. Veidai šiandien juos pavedė, jie galėjo ir geriau, bet kojos, kaip sakant, autentiškiausios poros nominaciją gauna Goda Sungailaitė ir Lukas Bagdonavičius. Ratėjo. Gerai improvizuojanti pora. Algirdas Matevičius ir Ieva Anušauskaitė. Šokėjų nominacija Gema Zinkevičienė ir Alvydas Aleksa. Pažiūrėkit, kaip eina. Eina jau 5 kartus aprengdami. Dabar, kaip sakoma, čia turėtų būti pamparos ilgos pauzės. Prieisim prie 1, 2 ir 3 vietos. Taigi 3-ąją virpinam. Bandom spėt, nepatikėsit. Milena Kasparaitytė ir Andrius Juodpusis. Glausčiausiai porai Editai Gumauskaitei ir Artimui Opermanu.
ir įvairių, aš sakau, čia kiekviena nominacijos verti visi, kas čia šoko šiandien. Dabar pirmoji vieta, vaikai, bangas darom. Banguojam, banguojam, banguojam. Pirmą vietą, pirmą kartą sudalyvavus Vilniaus skamba kankliai festivalyje polkos varžytuvėse laimėjo Danutė Karpėjienė ir Kęstutis Petrašiūnas. Šokam visi, sveikinam ir šokam visi. Čia iš tikrųjų ir labai tradiciškai šoka ši pora. Taigi dėkoju visiems už gerą pabuvimą, palaikymą ir atiduodu mikrofoną Loretai. Dar prašom, mėly nominuotieji, ateikite štai pas mano kolegę Justę ten prie staliuko už scenos. Visi, kas buvot nominuoti, pasiimsite dar padėkas. Visi, kas dalyvavote polkos varžytuvėse. Žinokit, dar viena nominacija. Dar viena nominacija. Dar liko vienas labai svarbus diplomas. Ir labai svarbi nominacija. Ir tuoj mes ją paskelbsim. Matyt, aršiausios diskusijos buvo dėl jos. Aš tuoj pasakysiu, kodėl aš netyčia neužrašiau pavardės. Tai kol ištaisėm, bet už tai nominacija tai tikra. Taigi, elegantiškiausia pora, dar tokią nominaciją turime. Rasuolė Pilipavičiūtė ir Jonas Kazlauskas. Pasiimti dar kaip rūdomanų. Atiduodu Loretai. Loreta, o Loreta paskui nebežinia kam. Na, iš tiesų smagi vakaronė jau prasidėjo. Man atrodo, kad renginys, nors ir pirmas toks tikras polkų varžytuvių renginys, bet jis ar pavyko? Pavyko? Ir žiūrovams patiko? Tai kitą metą varžysimės? Ir dar daugiau šokėjų porų deleguosime iš kolektyvų. Visi Vilniaus kolektyvai ir visi svečių kolektyvai bent po vieną porą. Pasižadam? Gerai. Tai ačiū visiems, kurie šokot, bet šokiai nesibaigia. Dabar dar šokite ir su užsienio svečiais. Jie mums parodys savo šokių. Grupė iš Nyderlandų ir, man atrodo, dar viena grupė, bet čia jau viską žino. Kiti šaunus vedantieji ir visą, ką jums papasakos, pristatys. Taigi visus renginius dar ir rytoj, ir šiandien, tiesą pasakius, dar vyksta. Ir rytoj susitikim ir gražiai visur būkim. Tegul Vilniaus miestas skamba nuo mūsų mylimų kasmetinių kanklių. Ačiū visiems.